Taigi, kas yra tas O etiketas? Tai O etiketas, jo kūrėjai, jo autoriai yra O kortelių kūrėjai. Šios kortelės buvo pirmą kartą atspausdintos jau daugiau negu prieš 40 metų. Taigi tai jau yra senai gyvuojantis rinkinys ir netgi toje šeimoje yra labai daug kortelių. Tai kažkokių labai specialių reikalavimų dirbant su kortelėmis nėra. Vienintelis dalykas, ko prašo mūsų kortelių kūrėjai, O kortelių autoriai, tai kad mes laikytumėmės O etiketo. Tai apie kągi kalba O etiketas? Tai jeigu mes sakome, kad kortelės yra įrankis, kurį mes galime panaudoti kiekviena savo profesijoje, tai aš naudoju kaučinge, Kristina, aš nežinau, ar tu taikai geštalto terapijoje, kūno ir judesio terapijoje, ar tai yra kita psichoterapijos kryptis, ar tai yra mokytojų darbas, ar tai yra socialinis darbas, žodžiu, kur mes bebūtume, mes korteles galime pritaikyti kaip įrankį. Ir kadangi tai yra įrankis, tai mums reikia mokėti su tuo įrankiu saugiai, žodžiu, naudotis, kad visi žmonės, kurie besinaudoja šiomis kortelėmis, būtų saugus, kad nei vienas nebūtų sužeistas. Tai tokiu tikslu ir buvo sukurtas O etiketas. Tai apie kągi kalba O etiketas? Viena iš tokių svarbių taisyklių yra, jog mes gerbiame vienas kito privatumą. Tai kai aš išsirenku iš atverstų ar užverstų kortelę, aš į savo kortelę pasižiūriu ir aš tada galiu nuspręsti, ar aš noriu kalbėti apie savo kortelę, ar aš renkuosi kitą kortelę, ar aš iš viso praleidžiu savo eilę kalbėti. Ir aš tai galiu daryti paaiškindamas savo sprendimą arba nepaaiškindama, parodydama savo kortelę arba neparodydama. Ir visi kiti žmonės, kurie yra šalia tuo metu manęs grupėje, tai nei vienas negali abejoti mano sprendimu. Tai aš tiesiog, aš pati galiu pasirinkti, ar aš galiu kalbėti, ar aš negaliu kalbėti dėl kažkokių priežasčių. Gal, pavyzdžiui, man nesaugu yra, gal kažkokia tema yra per daug skaudi, kad aš galėčiau atvirai kalbėti. Tai žodžiu, tų priežasčių gali būti pačių įvairiausių. Taigi mes žinokime, jog mes turime tokią teisę praleisti savo eilę kalbėti. Ką šitoj situacijoje rekomenduoja daryti ir ką mes galim daryti, tai kad mes, pavyzdžiui, arba praleidžiam savo eilę kalbėti, arba tada renkamės kitą kortelę ir kalbame apie kitą kortelę. Kita svarbi taisyklė kalba apie tai, jog mes gerbiame vienas kito laiką. Kai kažkuris iš mūsų vienas arba viena kalba, tai tada visi kiti mes atidžiai klausomės ir mes vieni kitų nepertraukiame. Todėl, jeigu tai yra grupiniai užsiėmimai, jeigu tai yra grupėje esame, tai visą laiką yra labai gerai susitarti, ar mes tai sakysim po sakinį, ar po 3, ar pasistatyti smėlio laikrodį, žodžiu, čia yra susitarimas, po kiek laiko mes kalbame. Pagrindinė mintis yra tiesiog, kad užtektų laiko, dėmesio ir erdvės kiekvienam iš mūsų esančiame grupėje. Toliau sekanti taisyklė sako, kad mes gerbiame vienas kito gebėjimą mąstyti bei vaizduoti. Aš nereinterpretuoju ar interpretuoju tavo kortelių netgi savo mintyse. Mes įsidėmime, jog nėra teisingos kortelių interpretacijos. Ir čia yra labai sunkus momentas. Kartais iš tikrųjų būna, aš ir save taip pat pagaunu, kad tarkime kitas žmogus, kai pasiema savo kortelę ir pradeda apie ją kalbėti ir pasakoti, tai man reikia truputėlį save stebėti ir save gaudyti, kad vis tiek aš žiūrėdama į kito žmogaus kortelę, aš galiu irgi pradėti sukti, žodžiu, pradėti kurti savo istoriją. Tai dėl to yra labai svarbu toks tiesiog sąmoningumo momentas. Jeigu aš jau pastebiu, kad aš jau pradedu kurti istorijas, tai tiesiog, gerai, čia yra tas momentas, sustojam ir grįžtam ir klausom kito žmogaus.
Ir kortelės, kadangi tai yra mūsų vidiniai atspindžiai, mūsų veidrodžiai, kurie mums padeda pamatyti tai, kas yra mūsų viduje, tai reiškia, jog nėra nei teisingų, nei neteisingų kortelių interpretacijų. Tai, ką aš matau, tai ir yra mano vidinė teisybė. Reiškia, taip yra, reiškia, tuo aš gyvenu ir reiškia, taip atrodo mano vidinis pasaulis. Ir ko labai dažnai žmonėm reikia, tai tiesiog, kad galėtų pasidalinti tuo, ką mato, tuo, ką jaučia, kokios mintys yra ir kad tai būtų priimta kitų žmonių tarpe, kad mes kažkaip nepradėtume kvestionuoti, nepradėtume taisyti kito žmogaus matymo, kito žmogaus pasaulio. Dar viena tokia taisyklė, jinai, sakyčiau, yra panaši, bent jau mano akimis žiūrint į trečiąją taisyklę, tai mes gerbiame vienas kito vientisumą. Aš neprieštarauju tau, aš nesiginčiju su tavimi dėl tavo interpretacijų, bet aš galiu išreikšti savo susidomėjimą tavo pasakojimu, užduoti tau keletą klausimų tam, kad geriau tave suprasčiau. Ir aš palaikysiu tavo vaizduotės pokyčius geriausiai, kaip aš galiu. Tai čia vėlgi kalbam apie tai, kad mes nepradėtume vieni kitų taisyti, nepradėtume vieni kitų interpretuoti kortelių, bet mes stengiamės priimti kito žmogaus matymą, kito žmogaus pasaulį. Ir ką mes čia galime daryti, nes aš esu girdėjusi klausimą, tai ką čia galima tada daryti, ir aš tada iš tikrųjų susimąsčiau. O tai ką čia galima daryti, kai žmogus pasakoja ir atrodo, tarsi nieko negali daryti. Tai kaip mes galime padėti kitam žmogui, tai tiesiog užduoti atvirus klausimus, tam, kad mes kiek galima geriau suprastume kitą žmogų. Tai o ką tu matai savo kortelėje, papasakok plačiau apie tai, papasakok daugiau, o kas yra pavaizduota tavo kortelėje, ar tu esi toje kortelėje. Dirbant su kortelėmis nėra kažkokių ypatingų klausimų, kurios būtų skirtos tik kortelėms. Klausimai kyla iš bendro konteksto, tai tiesiog, o pati kortelė, jinai visą laiką yra atspirties taškas pradėti pasakojimą, pradėti tyrinėti savo vidinį pasaulį ar kito žmogaus pasaulį. Tai pagrindinė turbūt tokia yra žinutė, kad kieno rankose yra kortelė, tai tas žmogus yra istorijos šeimininkė, šeimininkas, autorė ir autorius. Dabar dar kaip mes irgi, tie, kurie klausomės, kaip mes galim padėti ir kaip mes galim būti naudingi, mes galim suteikti grįžtamąjį ryšį, pastebėti, galbūt kažkaip stebėti kūno kalbą. Kai tu pasakojai apie savo vaikus, aš pamačiau, kaip tavo lūpų kampučiai pakilo, arba kai tu pasakojai apie savo, nežinau, darbo kažkokius sunkumus, darbo iššūkius, aš pamačiau, kaip ten tavo pečiai nusileido ar pakilo. Žodžiu, mes galim tiesiog atspindėti tai, ką matome ir tokiu būdu suteikti žmogui grįžtamąjį ryšį, bet jokių būdų nebandyti interpretuoti to, ką žmogus mato kortelėje. Dabar čia gali būti viena išimtis ir tą vieną išimtį aš kartais taikau, kartais ir žmonės prašo, kad sako, o ką jūs matote mano kortelėje. Tai jeigu žmogus pats jau prašo, pats jau klausia ir sutinka, kad kiti grupėje esantys žmonės pasidalintų savo matymu, tai taip, tada mes galime jau papasakoti, ką aš matau kito žmogaus kortelėje. Ir kito žmogaus matymas, jisai kartais būna naudingas, nes žmogus tiesiog pamato visai kitų kampų kažką naujo savo kortelėje. Bet čia yra svarbu, kad mes turėtume kortelės šeimininkės arba šeimininko sutikimą, jog jis sutinka, ar prašo, kad mes interpretuotume kortelę. Na ir paskutinis O etiketo punktas kalba, kad mes gerbiame vienas kito individualumą. Kai aš žiūriu į savo kortelę, aš nemanau, jog ir tu matai tą patį, ką ir aš matau. Tai reiškia, kad kiekvienas arba kiekviena iš mūsų žiūrėdami savo kortelę, matome tai, ką matome, jaučiame tai, ką jaučiame, mintis mūsų galvoje yra tokios, kokios yra. Ir tai yra mūsų vidinis pasaulis ir mes dalinamės vieni su kitais. Tai čia toks yra O etiketas, kurio
kurio iš tiesų aš laikausi dirbdama ir su kitų leidėjų kortelėmis. Ir šių taisyklių aš taip pat ir laikausi ir nebūtinai dirbdama su kortelėmis, bet ir šiaip dirbdama su kitais žmonėmis arba būdama grupėje, bet kur yra žmonės. Ir dabar kitoje skaidrėje mes matom kortelių pradininką Elį Ramaną, jis buvo dailininkas, gyveno Amerikoje, paskui gyveno Kanadoje ir va čia taip pat ir matome patį pirmąjį rinkinį kortelių. Ir va šitas sakinys, kai aš skaičiau, tiesą sakant, tai jis man ir pastumėjo, pamėtėjo tokią mintį, kad kortelių etiketas gali būti susijęs su nervų klajokliu. Tai ką pasakė kortelių pradininkas Elį Ramanas, kai jie paskui jau kartu su Moricu Getmairiu, kuris yra dabartinis kortelių leidėjas, pradėjo testuoti korteles grupėje, dirbdami su žmonių grupėmis. Tai Elį Ramanas yra pasakęs tokį sakinį: kai kortelių testavimo metu mes eksperimentavome ir atidėjome į šalį etiketą, pastebėjome, jog tarpusavio meilės ir bendravimo atmosfera, pasitikėjimo ir priėmimo jausmai labai greitai išnyko. Tai dėka šio sakinio ir kilo mintis, Kristina, tave pasikviesti ir pasikalbėti apie etiketą ir nervą klajoklį ir patyrinėti, kokios čia yra sąsajos, kokios gali būti sąsajos. Tai aš tada išjungiu savo ekraną ir, Kristina, kviečiu tave tada. Taip, ačiū, Egle. Ačiū labai, kad pakvietei. Šita tema man pačiai labai įdomi. Ir kai iškėlė šitą klausimą, kas gali būti, ar gali būti kažkas bendro ir kad yra tokia nuojauta, kad yra kažkas bendro, taip, man iš karto kilo tas, taip pat, žinai, tas pritarimas skaitant etiketą į kortelių, kad tikrai yra bendro ir net negali nebūti. Ta prasme, niekaip kitaip ir negali būti, nes nervas klajoklis yra labai svarbi mūsų nervų sistemos dalis, kuri nuolatos kažkaip tai veikia mūsų kūną. Ir jeigu yra kažkokios sąlygos, besikeičiančios aplinkybės, tai iš karto nervas klajoklis tas aplinkybės surenka tuos signalus, kai iš tų besikeičiančių aplinkybių. Ir jeigu šitas etiketas sudaro tam tikras aplinkybės, vadinasi, jis turi įtakos ir per nervą klajoklį mūsų nervų sistemai. Ir taip, kaip mes sąveikaujam toliau su aplinka. Tai pirmiausia, pradėsiu nuo to, kas yra tas nervas klajoklis. Ir galbūt galit net parašyti į čatą, į tą pokalbių kambarį, ar esat girdėję apie nervą klajoklį kažką. Jis skamba taip ganėtinai egzotiškai, tas pavadinimas toks keliantis aistrų ir kartais klaidinantis. Tai noriu tik patikinti, kad nervas klajoklis nėra kažkoks tai mistinis, jis nejuda kažkaip, tai nėra už mūsų ribų kūno, tai yra labai anatominis nervas, vienas iš galvinių nervų ir yra pats ilgiausias nervas, kuris jungia smegenis su širdimi, plaučiais, virškinimo sistema ir dalyvauja reguliuojant mūsų emocinės bei fiziologinės būsenas. Tai kaip matome paveikslėlyje, galbūt iš to ir kilo tas pavadinimas klajoklis, kad jis iš smegenų kamieno dvi pusės leidžiasi žemyn ir tarsi klajoja per visą kūną, per visus mūsų organus, turi tų daug atšakėlių, apraizgo, ir galbūt su tuo susijęs ir tas pavadinimas. Taip, ir kągi, trumpai, jisai balansuoja nervų sistemą, emocinę būseną, padeda atsigauti po stresinių būsenų, reguliuoja virškinamojo trakto, kvėpavimo, širdies veiklos funkcijas ir taip pat atlieka reikšmingą vaidmenį reguliuojant uždegiminius procesus, imuninę sistemą, reprodukcinę sistemą ir kitus. Ir tai parodo, kad būtent
šita nervų sistemos dalis yra atsakinga tiek už fiziologinius, tiek už emocinius mūsų emocinės reakcijas. Ir dabar pereinam prie kitos skaidrės. Maždaug prieš 30 metų labai garsus nervų sistemos tyrinėtojas daktaras Stefanas Porges pasiūlė šiuo metu itin populiarią polivagalinę, lietuviškai sakom, teoriją, kuris sieja žinduolių autonominės nervų sistemos evoliuciją su socialiniu elgesiu ir būtent pabrėžia fiziologinės būsenos svarbą psichikos geroviai. Taip, ir mes matom paveikslėlyje, aš truputį paskui detaliau papasakosiu apie tą nervą klajoklį ir kol kas gali atrodyti, kad, kol kas čia gal nelabai susiję, bet pamatysim, kaip visa tai susiję ir su kortelių etiketu. Ir polivagalinė teorija teigia, kad būtent nervo klajoklio skirtingos šakos lemia 3 skirtingus fiziologinius organizmo režimus, arba kitaip sakant, 3 autonominės nervų sistemos atsakus. Dažnai šita teorija polyvagal yra vaizduojama šviesoforo principu. Taip, ir aš pradėsiu nuo apačios, dėl to, kad labai svarbu, kad kad mūsų nervų sistema vystėsi evoliuciškai ir keliais etapais. Tai čia pavaizduoti 3 skirtingi etapai. Tai pirmasis etapas yra tas raudona šviesa, imobilizacijos, sąstingio atsakas. Vėliau mes panagrinėsim juos atskirai. Toliau antras jau vėlyvesnis etapas evoliucijos, ir aš čia kalbu apie 500 milijonų metų prieš, paskui 300 milijonų metų prieš. Tai va tas antras geltonas režimas yra mobilizacijos, kovok arba bėk režimas, irgi gali būti girdėtas, nes dažnai naudojama šitas išreiškimas. Ir trečias nervų sistemos atsakas yra tas jau pats jauniausias, jis prieš 200 milijonų metų pradėjo daugmaž vystytis ir išsivystė. Tai tas atsakas vadinamas ryšio režimu. Ir dar svarbu suprasti, kad autonominė nervų sistema tai yra ta nervų sistema, kuri nepavaldi mūsų valiai. Mes negalim jos sąmoningai kažkaip paveikti. Nuspręst, kad dabar aš taip sureaguosiu, mano organizmas dabar tegul reaguoja saugiai, arba dabar aš nusprendžiu, kad tai yra grėsmė. Visa tai vyksta automatiškai. Mes galim norėti netgi protu suvokti kažką kitaip, bet jeigu autonominė nervų sistema pajunta kažkokius signalus, ar tai grėsmės, ar pavojaus, nesaugumo, jinai automatiškai persijungia tada į tuos žemesnius, jeigu ryšio tas yra aukščiausias, jauniausios mūsų nervų sistemos dalies atsakas. Tai pajutus nesaugumą mes persijungiam į mobilizaciją, arba jau kai yra super nesaugu, itin didelis nesaugumo lygis, į mobilizaciją, tai sąstingis. Taip, ir dabar pereinam prie kitos skaidrės. Pradėsiu dabar nuo ryšio režimo, nuo tos naujausios, ir kuri mums turbūt yra pati svarbiausia, kalbant apie kortelių etiketą. Taip, ir šita nervų sistemos dalis, tai yra nervo klajoklio dalis, ventralinė nervo klajoklio šaka, jinai yra išsivysčius tokia kaip pati naujausia. Ja turi ne visos gyvos būtybės, jinai yra išsivysčiusi pas žinduolius, ypač pas primatus, pas delfinus ir pas žmones. Mes turim labiausiai išsivysčiusią nervo klajoklio ventralinę šaką. Ir būtent šita nervų sistemos dalis turi tokią funkciją, kaip reguliuoti širdies ritmą raminamai, reguliuoti veido raumenis, balso toną, intonaciją, kvėpavimą, ir ji yra susijusi su socialiniu įsitraukimu. Tai yra, mes reguliuojamės per akių kontaktą, reaguojam į intonaciją, į veido išraišką, ir
Taip, ji susijusi su emociniu saugumu ir būtent, ką ir minėjau, reguliacija arba dar taip patikslinant, koreguliacija. Mes reguliuojamės vienas per kitą. Ir šito neturi tos ankstyvesnės, senesnės, seniau evoliucionavusios tokios rūšys kaip ropliai arba paukščiai. Jie neturi šito gebėjimo reguliuoti savo nervų sistemos per bendruomenę, per vienas su kitu. O mes, ir čia paveiksliukai, tokie juokingi vaikiški, bet beždžionėlė su beždžioniuku ir delfinas su delfinuku, ir matom, kad akių kontaktas tarp jų yra tarp jų prisilietimai, apkabinimai. Taip, o mes turim balso toną, balso tembrą, veido išraiškas ir visa šita nervų sistemos reguliacija per kitą prasideda nuo pat gimimo, nuo pat kūdikystės. Ir taip, ir tai yra labai labai svarbu, nes mes turim tokį stebuklingą, nežinau kaip dovaną, įrankį padėti vienas kitam susireguliuoti ir stiprinti savo tą nervų sistemą, kad galėtume išbūti ryšyje. Ir kas dar yra svarbu, kad būtent ryšio režime mes integruojame savo aukštesnės nervų sistemos funkcijas. Tai per ventralinę nervo klajoklio dalį mes susijungiame su savo prefrontalinė smegenų žieve, kuri atsakinga už mąstymo procesą, už planavimą, už sąmoningumą ir tokius dalykus, kurie yra būdingi žmogiškoms būtybėms, kūrybiškumas ir panašiai. Taip, ir kai esame šiame režime, mūsų širdis plaka ramiai, kvėpavimas tolygus, balsas švelnus, taip galimas akių kontaktas, mes esam pasiruošę ryšiui. Kūnas išgyvena būseną, esu saugus, galiu kurti ryšį, esu gyvybingas. Taip, ir ką čia dar galėčiau pasakyti? Taip, tai yra toks atsipalaidavimo, saugumo, saugaus ryšio režimas, nervų sistemos atsakas. Toliau šiek tiek pristatau tą jau geltoną spalvą žymimą nervų sistemos dalį kovok arba bėk režimą. Tai taip, šitas nervų sistemos atsakas įsijungia ne per nervą klajoklį, nervas klajoklis atsijungia, jis tampa nebeaktyvus, jis tuomet aktyvuojasi simpatinės nervų sistemos grandinė ir jinai reguliuoja širdies ir kraujagyslių suaktyvėjimą, kvėpavimo ritmo pagreitėjimą, raumenų įsitempimą, pasirengimą veikti. Taip, ir šita nervų sistemos dalis yra susijusi su mobilizacija reaguojant į grėsmę, su fizinė arba emocinė gynyba. Ir tai gali būti labai išreikšta, labai fiziškai, labai didelė agresija, arba gali būti tiesiog žmogaus gynybinė reakcija, kai aš matau, kad žmogus, arba aš pats jaučiu, kad esu įsitempęs, aš jau nebeinu į kontaktą, nebegaliu išbūti pilnai ryšyje. Ir tai yra apie pasirengimą kovoti arba pabėgti ir taip reprezentuoja šitą evoliuciškai, matom stirną, elnias, kuris patiria grėsmę, nes jį puola plėšrūnas, jis mobilizuoja savo, tam, kad išgyventų, mobilizuojasi raumenys, juose atsiranda daug įtampos tam, kad bėgtų, kad atsirastų greitis, kraujas suplūsta į galūnes, bet atsijungia virškinimo sistema, imuninė sistema, reprodukcinė sistema, tos organizmo sistemos, kurios yra nebūtinos šiuo metu išlikimo grėsmės akivaizdoje situacijai. Taip. Ir šita nervų sistema apima tokią automatinę grėsmės detekciją, kai mūsų jau reaguoja, mes neberacionaliai nuskaitom tuos pavojus, kažkokius grėsmes, bet reaguojam per amygdalą, per, galima sakyti, emocinės smegenis, per instinktus. Tai yra tokia instinktyvi reakcija. Ir taip, organizmo ištekliai tuomet organizuojami
išgyvenimui, mobilizuojasi būtent išgyvenimo funkcijai, persiskirsto. Ir kai esame šiame režime, širdis plaka greičiau, kvėpavimas paviršutinis, kūnas įsitempęs, žvilgsnis gali būti neramus arba aštrus, įtarus. Kūnas išgyvena būseną, kad man yra nesaugu, negaliu atsipalaiduoti, turiu kovoti arba pabėgti. Tai nėra sąmoninga mintis, tai yra būsena kūne. Taip. Ir kaip tai dar pasireiškia, kaip galim pastebėti, jeigu bendraujam su žmogumi ir kas gali išduoti, kad pas jį aktyvuota yra, dominuoja simpatinė nervų sistema, šitas kovok arba bėk režimas. Tai kaip ir sakiau, jau niūrus, sutelktas, intensyvus veidas, gali būti toks vengimas akių kontakto, monotoniškas balsas, jau nebėra balse žaismingumo. Tiesioginio taip akių kontakto vengimas, raumenys mobilizuoti, galim net matyti ir ypač kas dirba, pavyzdžiui, kaip aš dirbu su kūno ir judesio praktikomis, tai galima tikrai įgusti ir pastebėti, kai nuo menkiausios smulkmenos, jeigu žmogus tik pasijunta nesaugiai, kūnas įsitempia, atsiranda tos įtampos. Taip, ir toliau einam prie trečiojo režimo, tai yra sąstingio režimas, ir čianais jau aktyvuojasi nervo klajoklio dorzalinė šaka. Jinai yra pati seniausia. Ir kai yra saugu, šita būtent dorzalinė šaka, jinai įsišakoja į virškinimo sistemą, jinai atsakinga už tai, kad vyktų virškinimo procesas, kad maistinės medžiagos būtų pasisavinamos, kad žmogus ar gyvūnas atgautų resursus, prikauptų energijos, kad pailsėtų, kad regeneruotųsi. Bet jeigu jeigu kažkokios aplinkybės, sąlygos yra labai nesaugios arba nebūtinai objektyviai nesaugios, bet dėl tam tikrų priežasčių gali mūsų ta pati amygdala arba netgi toliau jų smegenų kamieną einant, kur yra dar instinktyvesnės tos smegenys, roplio vadinamosios smegenys. Tai šitas nervo klajoklio šita šaka įjungia ekstremalaus streso, atsaką į ekstremalų stresą. Ir tai yra apie gyvybinių funkcijų ekonomiją, kad visos gyvybinės funkcijos suminimizuojamos. Įvyksta imobilizacija vadinamoji, tai yra fiziologinis arba emocinis išsijungimas. Dar vadinam sustingimu, metabolizmas sulėtėja. Gali apimti bejėgiškumo arba net ir sąmonės susiaurėjimo būseną, kai jau nebegaliu mąstyti, prarandu ryšį su aplinka, pasimetu, nebeatsimenu, apie ką aš čia buvau, apie ką aš prieš tai kalbėjau, nežinau, kas su manim nutiko, gali įvykti kolapsas, disociacijos būsena, ir tai yra susiję ir su traumos atsaku. Taip, ir šita nervų sistemos reakcija apima tą primityviausią apsauginį mechanizmą, gynybą, kai nėra galimybės, jau nebėra galimybės. Taip nervų sistema nuskaito, kad nėra galimybės nei kovoti, nei pabėgti, tuomet organizmas pasirenka tarsi apsimesti mirusiu. Ir tai nėra tik tai vaidyba, tai organizme iš tikrųjų vyksta procesai, gyvūnų pasaulyje tai tiek sulėtėja širdies ritmas ir ten visi vidaus procesai, kad iš tikrųjų atrodo, kad tas gyvūnas nebėra jokių gyvybinių funkcijų. Panašiai ir su žmogumi gali, čia jau tas toks jau kraštutinė situacija, kai ištinka toks labai labai stiprus sąstingis, bet mes kartais galime įstrigti į tokią fiksuotą sąstingio būseną, kai nuolatos trūksta energijos, trūksta, vis nesijaučiu, kad turiu kontaktą nei su aplinka, nei su savo poreikiais, nei su savo pojūčiais, net nebejaučiu, ko aš noriu, ar ko aš nenoriu, ar man kažkas gerai ar negerai. Neturiu jokio resurso ir jokio energijos postumio eiti į kokį nors veiksmą.
Taip, arba tai gali būti kaip išsiblaškymas, arba kaip tingulys atrodyt, va toks mieguistumas. Ir kai esame šiame režime, tai kaip ir minėjau, taip, širdies ritmas lėtėja, kvėpavimas nuslopsta, apima mieguistumas, kūnas tampa nejautrus ar sustingęs. Ir kūnas išgyvena būseną, kad pavojus yra per didelis, aš pasiduodu, atsijungiu. Taip, ir kodėl tai yra svarbu darbe su žmonėmis ir santykiuose? Tai ką teigia Polyvagal teorija, kad mūsų elgesys, emocijos ir santykių kokybė yra labai glaudžiai susijęs su šių sistemų aktyvacija. Mes nuolatos kažkurią tai patiriam iš šitų, stipriau ar švelniau, iš šitų atsakų, iš šitų reakcijų, iš šitų režimų. Ir čia labai taip supaprastintai sakant, jeigu taip nėra taip, kad viena pilnai įsijungtų, o kita pilnai išsijungtų. Visada kažkiek veikia jos visos, tik tai kažkuri gali uždominuoti. Taip, ir kai esame šitame ryšio režime, tai reiškia, kai mūsų nervo klajoklio ventralinė dalis, ta pati naujausia ir ta, kurią mes turim privilegiją kaip žmonės, bet ją labiausiai išvystytą turėti, tai mes galime mąstyti, įsijausti, būti kūrybiški, atsipalaiduoti ir gyventi kaip socialios būtybės. O kai ventralinė nervo klajoklio dalis yra nepakankamai aktyvi, tada mūsų nervų sistema pereina į gynybinius modelius, į tuos kovok arba bėk, arba į sąstingį, arba kažkokį tai jų derinį tarpusavę. Ir taip, ir tai gali vykti, kaip ir minėjau, net ir tada, jeigu objektyvaus pavojaus nėra, o mūsų emocinės smegenys gali reaguoti nuo kažkokio tai trigerio iš ankstesnių patirčių ir ypač jeigu yra trauminių patirčių. Tai va, ir todėl yra labai svarbu sugrįžti į tą ventralinį saugumo pojūtį, tam, kad galėtume gyventi tą pilnavertį gyvenimą, būti pilnaverčiame ryšyje. Ir kaip galima tą padaryti. Tai va čia ir einam link to etiketo, turbūt jau Eglė tau ir jaučiasi irgi tos sąsajos, kaip čia viskas gali veikti. Ir Stefanas Porges sako, kad saugumas yra labai labai fiziologinė patirtis, o ne loginis pasirinkimas. Ir kaip mes tą būtent fiziologinę patirtį galim sukurti, kaip jinai atsiranda, kaip atsiranda ta saugumo patirtis. Ir saugumo patirtis kaip pagrindinė sąlyga savireguliacijai, jisai sako, taip, nes nervų sistema nuolat klausia, ar aš saugus, ar aš saugus. Ir mes kaip žmonės, pirmiausia, kaip tą tikrinam, ar aš saugus, ieškom akių kontakto, ieškom priimančio žvilgsnio, ieškom palaikančio žvilgsnio, ieškom ramaus veido, priimančių malonių, besišypsančių veido išraiškų. Ir jeigu mes tai gaunam, mes atiduodam savo organizmui tą informaciją, taip, saugu. Ir aš toliau galiu būti ryšio režime, galiu būti kūrybiškas, galiu dalyvauti, bendrauti ir gyventi kaip sociali būtybė. Taip, ir saugi aplinka aktyvuoja ventralinę nervo klajoklio dalį. Mes galim tą paskatinti. Sąmoningai darydami tam tikrus veiksmus, mes galim tą paskatinti. Ir tai leidžia atsipalaiduoti, bendrauti, kurti ryšį per saugų bendravimą. Taip, ir dar vienas terminas, kurį noriu įvardinti šiandien, tai yra neurocepcija. Tai nesąmoningas saugumo grėsmės skenavimas, apie ką jau ir kalbėjau. Ir taip, būtent tai, ką ir minėjau, kad kūnas nuolat fiksuoja tuos signalus iš aplinkos ir veido išraiškos, tonas, kūno kalba čia gali turėti labai didelę prasmę ir reikšmę. Ir tai nėra sąmoningas suvokimas, bet tai yra automatinė nervų sistemos reakcija, dar kartą primenu. Ir dabar, Eglė, jeigu tu man leisi, aš noriu ir būtent apie tą etiketą ir korteles skaidrę pristatyti ir galim padiskutuoti tada apie tai, kad... Tikrai taip. Vienas iš
kaip va čia susisieja tas kortelių etiketas ir nervas klajoklis. Tai būtent, kad šito etiketo naudojimas ir tas ritmas, kurį terapeutas palaiko, arba, terapeutas gal įvardinu kaip bendraja prasme apskritai, ar tai yra socialinis darbuotojas, ar švietimo darbuotojas, ar mes tiesiog vienas su kitu, tarpasmeniniai santykiai, kaip ir sakei, tą etiketą, jį galbūt paėmė iš šitų kortelių, bet jį perkėlė jau naudoti ir kažkur kitur, kitokiose aplinkybėse, kitokiose santykiuose, net ten ir kur nėra tų kortelių. Nes tai yra labai labai tokie bendrieji dalykai, labai svarbus, manau. Tai tai tas etiketas ir terapeuto būsena gali tapti reguliaciniais veiksmais, palaikančiais klientą toje ventralinėje nervo klajoklio aktyvacijoje. Tai yra ryšio režime. Būtent, kad tas etiketas sudaro tokias saugumo sąlygas, ką mes ir kalbėjom apie tai, kad nervas klajoklis ir ypač ta ventralinė nervo klajoklio dalis labai aktyvuojasi būtent per tą saugumo patyrimą. Tada žmogus atsiveria ryšiui, tada ryšys yra įmanomas. Taip, ir antras dalykas, ką aš norėjau irgi pastebėti, kad ir iš savo praktikos aš naudoju korteles. Nėra taip, kad aš jas labai aktyviai naudoju, bet jeigu pajuntu, kad tai gali būti prasminga arba kad žmogui, klientui yra sudėtinga galbūt kalbėti apie savo išgyvenimus ir metafora padėtų, tai aš išsitraukiu korteles ir vienas iš tų tokių veiksnių, kaip kortelės gali suveikti, tai būtent, kad jos gali būti kaip tos neurocepcijos aktyvatoriai. Jos gali iškelti vidinės saugumo arba grėsmės patirtis. Ir galiu papasakoti trumpai atsitikimą, kai aš dirbau su kliente, mes buvom ties kažkokiu ten klausimu, aš paprašiau jos susirasti kortelę, kuri labiausiai jai asocijuojasi su tuo, apie ką kalbam. Ir mūsų šitą praktiką pasikreipė visai netikėtą linkme. Jinai pamatė kortelę ir labai sureagavo kūnu. Pamatė vieną kortelę, kur pavaizduotas toks kaip kūdikiškas vežimėlis tamsiame miške. Ir jinai labai sureagavo ir sakė, čia apie mano jausmą, čia apie mano vienišumą, apie mano nesaugumą. Ir pas ją net ir pamačiau, kaip kūne tas procesas vyksta. Taip, ir tai buvo gera proga, gera galimybė mums pereiti prie tikrai labai svarbios temos. Apie tą nesaugumą, apie tai, kas pas ją kyla, kas užtrigerina. Būtent kas toje kortelėje jai sukelia šitą pojūtį. Tai kad pati kortelė gali iškelt, būt kaip aktyvatorius tam tikrų būsenų, kurios yra svarbios terapiniam darbe. Taip, ir trečias dalykas, tai kad kortelės gali padėti atpažinti ir kalbėti per tą tokį saugų atstumą apie patirtis, apie išgyvenimus, apie dalykus, apie kuriuos sudėtinga kalbėti. Jausmas, kad man dar ne visai saugu kalbėti taip labai tiesiogiai. Ir kortelės tą atstumą padaro ir tą pokalbį, tą ėjimą prie savo jausmų ar prie emocijų ar prie kažkokių patirčių padaro šiek tiek tokį saugesnį per atstumą. Ne taip stipru, ne taip aštru. Taip. Tikrai taip. Tai Kristina, ačiū tau labai, kažkaip labai tokia, nežinau, man tai vizuali ta metafora šviesoforo, aš taip ir matau tas žalias spalvas ir ką kuri spalva reiškia. Ir iš tavo, mes dar turim keletą minučių, tai tiesiog dar padiskutuosim, o paskui jau pereisim prie mūsų klausimų, komentarų. Bet kažkaip aš įsidėmėjau tą dalyką, kad yra autonominė nervų sistema ir autonominė mūsų nervų sistema, jinai už mus nusprendžia, ar čia mums saugu, ar mums čia reikia kovoti ir bėgti, ar mums jau čia reikia sustingti. Ir kartais tikrai yra tokių situacijų, kai reikia ir, nežinau, fiziškai nuo kažko bėgti, ar ne, nes yra reali grėsmė, arba ten fiziškai, ar ne, grumtis su kažkuo. Tikrai gyvenime yra tokių situacijų. Žmogaus gyvenime, ar ten, nežinau, sustingimo,
gal ir atsirastų gyvenime tokių situacijų, bet dabar greitai neateina į galvą. Gal čia Mhm. labiau iš gyvūnų pasaulio būtų, kai Aš gyvūnai galėčiau apsimeta pasidalinti. mirusiais. Mhm. Bet žinai ką, tada aš galvoju, kad vis tiek tai yra autonominė mūsų nervų sistema, kuri tiesiog už mus nusprendžia. Ir kai mes kalbame, kai mes, tarkime, esame grupėje vieni su kitais, kur tiesiogiai nėra, kaip ir nėra jokios grėsmės, kur niekas fiziškai mums negrasina, nekelia jokios grėsmės ir tada vis tiek, ar ne, mes emociškai sureaguojam ir tada jaučiamės arba saugiai ir nesaugiai. Mhm. Tai man, o etiketas yra būtent apie saugaus ryšio kūrimą, saugios aplinkos kūrimą, kad aš matau, girdžiu ir priimu kitą žmogų taip, kaip jis yra šiandieną, su tuo, ką jis jaučia, su tuo, ką jis mato, su taip, kaip jam atrodo jo gyvenimas. Ir man atrodo, kad mums visiems to labiausiai reikia, kad mes būtume pirmiausia priimti taip, kaip mes esame, kaip nežinau, kaip pradinis taškas, be kažkokio gal pataisymo, pakoregavimo, galbūt be mūsų jausmų neigimo. Tai man kažkaip taip siejasi etiketas ir va tas labai net vizualiai matau tą žalią šviesoforo lemputę, ar ne? Ir tas ryšio režimas. Tai kaip tau? Mhm. Taip, taip, labai apie tą saugumo sukūrimą ir šiti principai, ką tu paminėjai iš kortelių etiketo, jie taip pat labai siejasi ir su, aš nesu ekspertė visų terapijos sričių, bet žinau, kad humanistinės terapijos kryptys ir holistinės terapijos kryptys, jos labai apie būtent šitus principus, kad paties kliento patirties pirmenybė, kad aš nekvestionuoju tos patirties, aš absoliučiai priimu jo autentišką patirtį, galbūt netgi suprantant, kad tos pačios aplinkybės man sukeltų visai kitą patirtį, bet priimu, kad tam žmogui jo patirtis yra autentiška ir nekvestionuojama, neginčijama. Taip pat tas nevertinantis ir priimantis santykis, kad aš nevertinu jo, ar jis blogas, ar jis geras. Ir ar jis blogai pasirinko, ar jis gerai pasirinko, ar jo interpretacija ten, jokio vertinimo, netgi jo poelgių, jeigu jisai dalinasi kažkokiais tai savo, kažkokiam asmeninio gyvenimo detalėm, aš nevertinu jo moraliniu požiūriu, kad jisai čia gerai ar blogai pasielgė. Ir ką Polyvagal teorija atneša tą klausimą, ne kas su tavim negerai, o kam tavyje trūksta saugumo, kur tau galėčiau suteikti saugumą, kad tu galėtum jau tada kažkaip tai ar eiti į pilnesnę gyvenimo kokybę, ar eiti į kontaktą, eiti į santykį, nes kaip pavyzdį galiu paminėti ir, tarkim, jeigu mokykloje yra vaiko elgesys, jisai atrodo išsiblaškęs, neklauso, gal atrodo, kad tinginys, nesimoko. Ir vienas dalykas, mes galim prieiti prie jo su tuo tokiu teisančiu, smerkiančiu balsu, tonu, žvilgsniu, jį kažkaip ten pabarti, galbūt ir nubausti. Ir nebūtinai tai netveria galimybės ryšiui ir suprast, kas su tuo vaiku vyksta, ko jam trūksta, kad jisai galėtų vis tik eiti ryšį, kontaktą ir jis atskleisti savo mąstymo, savo kūrybinius gebėjimus ir panašiai. Taip, tai ir tas pats ir kortelių etiketas apie tai, kad aš jau girdžiu, kad šitoj grupėje yra įvardinta, kad mano kortelės nieks neinterpretuos, niekas nevertins, niekas kažkaip tai nebus kažkoks konkursas, kas geriau ten savo kortelę pasirinks ar ten interpretuos, kas ten geresnę, puikesnę prasmę pasakys. Kad čia visai ne apie tai, ne apie pasilyginimą, ne apie palyginimą interpretacijų, o apie tai, kad man atsiranda erdvė pilnai būti su savo vidinė tiesa, su savo vidiniu tikrumu. Ir tai kelia pasitikėjimą man skleistis, tai kelia pasitikėjimą man atsiverti.
ir galbūt net su savo pažeidžiamumu. Tai reiškia, man čia yra saugu ir nes aš žinau, kad aš čia būsiu priimta tokia, kokia aš esu. Mhm. Taip, kaip man šiandieną būnasi ir tada, kai aš jaučiu, jog aš esu priimama tokia, kokia aš esu šiandieną, tai mano, tarsi ar ne, užsidega ta žalia šviesoforo lemputė ir tada atsiranda tas ryšio režimas, kai mes galime būti vieni su kitais ir dalintis, ir pasakoti, ir diskutuoti, ir galbūt su kažkuo sutikti, su kažkuo nesutikti, bet turbūt čia ir ta bazinė žinutė yra, kad mums čia yra visiems saugu būti taip, kaip mums būnasi, ar ne? Ir dar vienas dalykas yra, taip jau visai link pabaigos judant, dar vienas dalykas yra, kuo dar yra naudingas etiketas, tai tarkim, jeigu dirbam su žmonių grupė, visą laiką jį yra naudinga prisiminti, visą laiką jį yra naudinga pakartoti pradedant ir jeigu jau kartais jaučiam, kad nukrypstam nuo etiketo, ten pradedam kažkaip interpretuoti vieni kitų korteles, visą laiką galima sugrįžti, aha, bet čia etiketas, žiūrėkit, tai sakė kitaip, ar ne? Tai tarsi mes vėl sugrįžtam prie to etiketo ir vėl jį prisimenam ir vėl mes sugrįžtam. Tai Kristina, ačiū tau labai tada už tavo pasidalinimą. Iš tikrųjų labai įdomi teorija ir dabar iš tikrųjų matau, koks yra ryšys tarp etiketo ir saugaus ryšio, ko mums iš tikrųjų visiems reikia. Ir ačiū tau labai. Ačiū, Egle.